Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos trečiąjį ratą Kėdainių Nevėžio futbolininkai pradėjo nesėkmingai. Po atkaklios kovos kėdainiečiai rezultatu 0:1 nusileido Alytaus Alyčiui. Abi vienuolikės turėjo susikūrusios ne vieną progą pasižymėti, tačiau vienintelis rungtynių įvartis 84 minutę skriejo į Nevėžio vartus. Tai kaip vertinate šiandienos rungtynės? Tai buvo rungtynės lygių varžovų. Manau, kad tikrai būtų ko gero teisingiausias rezultatas lygiosios. Nesvarbu kokio rezultato, 2-2 ar 1-1, bet tai, manau, lygiosios būtų pats tiksliausias rezultatas šios dienos rungtynėse. Kaip pirmajame rate jums sekėsi suvaldyti? Pirmajame čia jau istorija, 0-3 pirmas rungtynės, o antras rungtynės laimėjom. Tai kad po lygiai turim, su jais taškų turėjom. Ar Nevėžio žaidėjai džiaugiasi galimybę gauta žaisti čia namuose? Žinoma, namuose žaisti visada malonu. Tačiau kartu ir atsakomybės slegia. Didesnė atsakomybė, viskas. Matyt, šiandien tai irgi šiek tiek įtakos turėjo, nes, kaip sako, po tokios ilgos pertraukos žaisti namuose ir dar po pertraukos tarp ratų tikrai nelengva. Ir manau, kad žaidėjams irgi tai buvo, kaip sako, kažkur perdegę. Kaip sako, ir trūksta kažkur, bet tas matyti irgi turėjo įtakos, kad namuose žaidžiam, nes turėjom keletą gerų progų ir neišnaudojo viską. Tai matyti, irgi tokia psichologinė našta slėgia žmonės. Labą dieną, aš Martynas Strimavičius, Kėdainių Nevėžio gynėjas. Kviečiu jūs rugpjūčio 4 dieną, 18 val. Atvykti pažiūrėti rungtynių prieš Šilutę. Kėdainietis LT.